kurie rodys, kad tai yra Kristijono Donelaičio auditorija. Vėlgi aš kviečiu gerbiamą Izoliną ir gerbiamą Ramūną, prašom čia. Nu va, dabar galime ir paploti. Kad aš neku su vaikais, tai kas sakau, kad didžiausias žmonijos sukurtas turtas yra knyga, o žmonės, kurie skaito ir kurie rašo, yra turtingi žmonės, reikia tokie būti linkėjimai. Kaip žinote, pas mus vyksta 18 tarpdisciplininė tarptautinė konferencija, skirta Kristijono Donelaičio 300 metų jubiliejui. Konferencija vadinasi Metų laikai. Ir kaip jau įprasta, visos šitos konferencijos būna apipintos didelė kultūrinė programa. Na ir štai mes ką tik esam renginyje, kuris ką tik įvyko. Atidarėm dar vieną vardinę humanitarinio fakulteto auditoriją, būtent Kristijono Donelaičio auditoriją. Na, o tokių auditorijų pas mus labai daug, mes tą tradiciją turim ir ją puoselėjam. Tos auditorijos paprastai yra skiriamos žymiam žmogui ar kokiam nors žinomam reiškiniui įamžinti. Na ir taip stengiamės sukurti tokią tarsi prasmingesnę, dvasingesnę studijų aplinką. Auditorija skirta studijoms, bet jinai ne visai eilinė auditorija. Mes tikimės, kad tai bus bakalaurantų, magistro darbų gynimo auditorija. Čia vyks fakulteto tarybos posėdžiai, čia priimsime savo svečius, bet žinoma, čia vyks ir paskaitos, kaip ir visose kitose auditorijose. Literatūros raugas išliko gyvas todėl, kad Šiauliuose buvo tos duonos nuolat kepėjų. Ir ta duona dalinosi su kitais. Tai yra tradicinė literatūros istorijos ir teorijos katedros konferencija, kuri kiekvieną metą gegužės mėnesį vyksta, bet kiekvieną kartą ji turi kitą pavadinimą. Ir šiemet, žinoma, mes ieškojame tokios datos, kuri mums būtų labai aktuali. Ir tai, žinoma, yra Kristijono Donelaičio metai. Todėl literatūros katedra negalėjo nerengti tokios konferencijos. Ir štai pavadinome Metų laikai kultūroje, todėl kad Donelaičio metai, pirmas lietuvių grožinis kūrinys, kuris ir kalba apie metų laikus – pavasaris, vasara, ruduo, žiema. Ir čia susirinko mokslininkai, kurie kalbės iš esmės dvi pagrindinės tokios temos. Viena tema tai Donelaičio kūryba ir aišku ir metų laikai Donelaičio kūryboje, o kita temos laukas kitas tai metų laikai įvairių autorių kūryboje, įvairiuose diskursuose, literatūros, istorijos, etnokultūros ir taip toliau. Tai mokslininkų srautas tikrai, būrys didelis ir iš labai įvairių Lietuvos vietų. Tradiciškai turime užsienio svečių iš Lenkijos, Baltarusijos, Latvijos, ir tikimės labai vaisingo dialogo. Kalbėjau apie gana svarbų asmenį, pirmąjį biografą Donelaičio, pirmąjį vertėją metų į vokiečių kalbą Liudviką Rėzą. Ir atkreipiau dėmesį į vieną jo kūrinį, kuris yra išspausdintas būtent 1818 metų pirmajame metų leidime, titulinėme lape. Tai yra dedikacija Liudviko Rėzos skirta didikui vokiečių Humboldtui. Ta dedikacija parašyta vokiečių kalba, aš išverčiau ją hegzametrais į lietuvių kalbą ir pristačiau šiandien Šiaulių universitete kaip visiškai beveik nežinomą kūrinį. Ne pirmą kartą aš atvažiuoju į Šiaulių universitetą dalyvauti kasmetinėse gegužės mėnesio konferencijose. Jau, net negalėčiau suskaičiuoti, ar tai man yra kokia 5., 6, ar netgi kokia 10 konferencija. Iš tiesų esu dalyvavusi daugelį šitų teminių konferencijų. Jos yra pirmiausia labai įdomios. Labai įdomios visuomet būna sugalvotos temos. Ir aš tik tai stebiuosi Šiaulių universiteto humanitarinio fakulteto, katedros vedėjos ir dekano ir visų kolegų dėstytojų, stebiuosi jų išradingumu. Atrodo, kad ši konferencija yra 18-oji ir kiekvieną kartą reikia vis surasti naują temą. Naują, įdomią, netikėtą temą. Štai pavyzdžiui, praeitais metais nedalyvavau, bet kiek žinau, tema buvo apie kvapus. Šiais metais, matyt, savaime suprantama, minimas Donelaičio 300 metų
metų jubiliejus, todėl tema yra metų laikai. Nežinau, kas bus sugalvota ateinantiems metams, rytoj konferencijos pabaigoje bus paskelbta. Visuomet tai yra intriga ir visuomet tai yra įdomu. Visų pirma, labai džiaugiuosi, kad mūsų mėly kolegos iš Šiaulių universiteto pakvietė Lietuvių kalbos institutą būti organizacinio komiteto partneriais ir mes galėjome prisidėti šiek tiek prie šitos puikios konferencijos. O kodėl mes čia atvykom, tai priežastis, aišku, yra dvi. Pagrindinė priežastis, kad ši konferencija mums tikrai yra labai įdomi ir naudinga ir ne aš viena atvykau, yra mano kolegijų iš Lietuvių kalbos instituto leksikografijos centro, iš kalbos istorijos ir dialektologijos skyriaus. Mums labai patinka konferencijos turinys, tarpdisciplininis pobūdis, organizacija ir visa tai buvo priežastis atvažiuoti ir sužinoti daug gerų, smagių dalykų. O kita priežastis, irgi, manau, nemažiau svarbi, yra susitikti su senais draugais, kolegomis, bičiuliais, bendraminčiais, nes Šiaulių universiteto humanitarinis fakultetas yra seni mūsų partneriai, mes turime kartu ir bendrą doktorantūrą, dalyvaujam bendruose projektuose, turime visokių įvairių bendrų idėjų ir va tai mus labai džiugina.